tu, kokia faina, iš tikrųjų, tu. Faina, šuo. Bet viskas žalia pas tave, mergyt, viskas žalia, taip? Raminantis spalva. Nereikia agresijos mergytei. Viskas žalia. Akis gaivina, kaip sakant. Kaip ant žolytės. Nu. Kad dabar iš tikrųjų neina pasidžiaug žolytę tą. Vasara tokia šiemet, sakau, kaip pernai buvo šilta. Pernai ilgai sniegas laikėsi, bet už to, kaip jau atšilo, tai net striukių nebereikėjo. O šiemet tai kažkokia tragedija, nes birželio mėnesį darbą su pirštinė važiavau. Mes tai labai pasibaisėję esame Joninėmis. O, tai buvo balius? Ne, oru būtent per Joninės, nes turim namuose, savo tėviškai turiu senelį Joną ir tėtį Joną. Tai balius tai tikrai didelis. Tai visada būna balius pas senelį, nusivažiuoja visi pasveikinti, prasme viskas kaip ir gerai, bet visada turim tokią tradiciją, kad ten visi pabaliavojam, kas nori nueina ten į kokią miesto šventę pasibūt, pasižiūrėti ne prie laužų. Ir po to 12 valandą ten sukala senelis, vyrai, žodžiu, eina kalti iš lentučių kryžiukų tokių, o moteris pina vainikus, dedam ant tų lentučių vainikus ir žvakutes ir tada važiuojam, einam tiksliau, ten prie pat ežero gyvena, tai einam prie ežero leisti tų šitų vainikų. Ir šiemet, turbūt, nežinau, po kokių 10 ar 15 metų nutrūko šitą tradiciją, nes 10 šalčio nusišneku jau matai, 10 šilumos ir tai lyja, kas 10 minučių keičiasi. Nu tai ką tu ten su tom žvakutėm? Tai va, tai žodžiu nesigauna, tai va taip liūdna kažkaip. Kaip šiemet gamta labai jau sustreikavo. Tai va, tai tokius bjaurius Joninės, dar nuėjom į miesto šventę, ten kur vyksta pas mus paplūdimy, šalta, vėjas žvarbus, ten kažkoks muzikantas sustyręs pagal fonogramą dainuoja. Vedėjas veda vaikams žaidimus, ten davė tas drugelių gaudyklės, meta kamuoliukus spalvotus į viršų, atseit drugeliai, gaudykit čia. Nu, šiaip žaidimas gal ir nieko, bet kai 10 šilumos ten sustyrė visi stovi, laukia, kada greičiau tą laužą užkurs, kad tik mums galima pasišildyti. Tai šitai, o ten žaidžia žaidimus, žinai, tai va. Čia visi jautėsi ne kaip per Joninės, o kaip per Užgavėnes. Nu, panašiai. Jis sakė, per Užgavėnes tai bent jau nesitikė, kad bus šilta, tai tiesiog stovis apsitut mutlavęs viskom šilta. O dabar kažkaip nežinau. Aš tai vos nesu žieminės striukišus vežioju, vis tiek man šalta. Tai va, kažkaip tai, bjaurius labai Joninės. Kaip jūs atšventėt Jonines? Prie televizoriaus. O! Nes mes neturim Jonų. Bet kiek daug žmonių švenčia ir neturėdami Jonų iš tikrųjų? Ai, kažkaip jau viskas jau suseno. Ne, nu tai kad ten yra toks oras, kad anksčiau ten visi, kad važiuodavo kažkur į sodybą važiuodavom, tai dabar toks oras net nesinori kažkur važiuoti, tai ir gerai, kad neišvažiavom niekur. Ten kažkurie tai vieni draugai važiavo, ten į Kernavę ir pasižiūrėti, bet nežinau, ar net išvažiavo ten. Nes žinau, kad pernai jie ten draugai dalis važiavo ten irgi su palapinėm, bet mes nelabai mėgstam palapinės, tai nevažiavom. Nu tai aišku, šunų nepaliktum, reiktų vežtis. Nu tai... Nu šitą aš nelabai mėgėju tokių palapinių, nu tavrasne, tai neišsimiegosi ten, nu tavrasne, jeigu geras oras valio, o kas rasi, jeigu jau keli tos Joninės, kad lietus lyja. Jie ten sako, nu nieko palijo, bet paskui kitą dieną buvo gerai, nu bet tai jo, kai lyjo, tai nebuvo gerai. Reikia atkentėti paskui tą lietų kažką.
jeigu ten būtų labai liuks oras, tai kodėlgi ne. Tokio oro, kad tenai paskui peršalti, tai... Ne, nieko gero. Ir šiandien darbės kolegom susitikom, tai vieni peršalą, kiti irgi maždaug. Tas dekanas ekonomikos fakulteto, tai Jonas, tai sakė, irgi nelinksmai, nes, sako, visiškai, sako, sodybai, nieks ten nenori nosies iškišti lauk, sako, ten lyja lietus tragedija. Jie ten neplanavo ten ir prie ežerų, kitų dar nuvažiavo, dar kažkokie ten turėjo tradiciją, bet sakė, irgi niekur nevažiavo, sėdėjo visus užsidarė. Ir burbėjo maždaug, kaip blogai. Daugiau prastas šventės šiemet. Sakau, būtų oras geresnis, tai būtų viskas kitaip. Jūs prausėtės numetyti, gal ne? Ne. O ką? Kažkoks labai kitoks kailis atrodo. Tai gal lietaus, nes kas kartą, kai išeinam su lyja. Išsiprausė pati. Kailis tavo kita. Atsiprašau, pažiūrėti norėjau. Tai nukirpti nagai. Kažkiek nukirpau, kiek jau neįlgšti. Haskas, tai dieve, neįmanoma nagų nukirpti tenai. Cypia, verkia, Jėzus, kad pirštus toks jausmas jau nekapoja, o ne nagus kėlė. Vargšas. Bet jau visiškai isterikas. Anksčiau tai nebūdavo toks, atsimenu, kai pirmą kartą kirpau, dar vieną kirpau, net nereikėjo niekam laikyti. O dabar tai jau reikia laikyti, kad nukirptum, nes... Gal įkirpo, kad aš kažkada tai ir dabar bijo, ne? Ką ten įkirpo, dėl, jeigu ten ir įkirptum, kiek jau ten jau įkirpsi, jeigu ten... Nu, va, Jėzau, kaip skauda jiems, žinai. Oi. Na, jisai toks isterikas pasidarė, matai, kad galima manipuliuoti šeimininkais, tai anksčiau ir, pavyzdžiui, šukuotis labiau klausydavo, dabar tai ten turi su pavadėliu laikyti ir gaudyti kitaip, jeigu pabėga, tai... Ir čia bambino ateis tau šukuotis jisai. Mergytis, tai dabar jau nieko nebepabėga. Anksčiau tai sakau, kai maudyti reikėdavo, tai irgi su pavadėliu laukia maudydavau. Ką darysi? O, taigi jinai bėga, kai pradeda bėgti, tai jau viskas, tada jau mirtis. Jis įspitrija į žemę ir viskas. Dabar jau nebereikia, dabar jau glūta atsigula ant žemės ir viskas. Nebeturi jėgų net išstovėti visą maudynį laiką. Žiemą, kai vonoj maudėm, irgi atsigulė vonoj. Nu, tai vieną pusę numaudėm, apsukam, kitą pusę numaudėm. Geras. Negali pastovėti saugumus, sunku. Aha. Ai, maždaug neatsigula, darykit, ką nori. Aš maždaug gulėsiu. Ir kadangi taip sunkiai jau pasikrato, tik tai truputėlį išvarvino to vandens, tai paskui kiek laiko džiūsta. O Jėzu, o neduoda su džiovintuvu? Nu, ne. Tokios prabangos, matosi, kad jau bandžiau keletą kartų, bet matosi, kad jie labai nepatinka. Bijo šiaip jo, maniškis irgi ne, jau geriau purtysis va čia visur ant televizoriaus, visų namų, laižysis, trinsis visur, bet jau džiovintuvo tai baisu. Tai durkų siurbą irgi prisibijo. Nes anksčiau tai kažkaip dar mes pirkom nuo durkų siurbų. Ir ten buvo ale tokia funkcija, kad gali užsidėti tokį šepetuką ir šukuoti visi kartu. Nu, kai parodė, o, tai kaip faina, tai kaip čia gerai, tai šukuosim čia visą laiką dabar kaip šunį. Tas šepetukas ir šukavimas tai mažiausiai dėkingas. Forminatorių, ne? Reikia paimti. Bet su forminatoriu čia tikrai gerai šukuojasi kaimas. O, be jo, tai mirtis iš vis namuose, koldūnuose miegočiau. Dabar kažkoks tai mačiau naujoviškas atsiradęs, koks ten irgi iš tos stilius forminatorius. Mačiau, kad 24 irgi yra jau naujas. Man tai patinka tas petas, nes tiek pasirinkimas didelis, kad kiekvieną savaitę dar visokių akcijų būna. Anksčiau vis laiko jos yra pirkdavo maistą festivalį. Tai kažkada buvo netgi akcija 2 maišiukų už 1 kainą. Nors niekur kitur tam tokių kainų nebūna kaip pas juos. Žodžiu, reklamuoju, kad ir nemokamas pristatymas, kad gerai.
Jo, mačiau netgi dar Svedbanke, va, irgi yra galima Jo, tą kuponą galima nusipirkti. Aš irgi turiu nusipirkus tą kuponą, bet dabar kai išpuolė tą 20% akcijų tas 2 dienas, tai... Net nereikia, ne? Jo, net nereikia, staigiuoju būdu užsakymas. Tai... Nes jeigu ten kokie kikai maistą pirktis, ten kainos kosmosas. Kad ten tas kikos maistas, aš nežinau, nelabai man. Ten tas, kurie turi Nature Protection, tas, žinai, brandinis kikos. Kažkaip nelabai jis man. Kaina kaip beveik to jau premium. O kad gamina čia kažkur, tai nereiškia, kad ten labai jau kokybiškai. Tai užtat, kad ten aš irgi tenai, mes galvojau kažkada aratonas labai geras, pasižiūrėjau sudėtį, nusipirkom. Ir tada tik pasižiūrėjau sudėtį, viskas aišku. Geras. Iš bėdos šuniui, jeigu... Ne, geriau negu pedigree tikriausiai. Arba tas čepi sausas. Tai va. Nes tas Matijas yra visai neblogas sudėtis, pasižiūrėtum toks nemažas procentas. Tas irgi premium klasės, man atrodo, ne jos. Ai, vienu rašo premium, kitur super premium, bet nesuprasi. Dabar dar kitą perku, dabar dar kokį tai Naxos ar koks tenai. Naujoviškas yra super premium. Tokia kaina visai gera, dabar akcijos, kadangi dar. Kaip sako. Stengiuosi, kad per 10 litų kilogramas neperliptų. Per 10, ne? Ja. Aš kur perku, tai už 13 kilų maišą moku apie 100 pem. 100 kem. Tai gal gaunasi 11, 12 kažko. Ja, nes aš pasižiūriu, grinai tos, kaip būna akcijos, kad būtų normaliai. Šuniukai akcijiniai, kaip sako. Gal dešros. Jeigu galėsi ramiai, gausi daugiau. Braibas. Mergytė moka dylus daryti. Panašai, tai tuoj bus vėl... Tuoj vėl bus... Sklandai. Va, tai gerai, kad gauna ir nusiramina, o tai kas gautų, tai pradėtų čia striks lengva isterija, tipo dar yra gilėkštėje. Tikrai neduoti. Tik duoks, tai viską. Ja, viskas tik išpratėjimas, tai dieve. Ne, mes tais nemokom taip daryti, taip nereikia daryti. Ramiai gulėti. Karšta maniau. Maniau karšta. Ir stengus. Mergyt šiandien vaitojimo diena. Taip gal taip pat kaip visada. Mor, sakyk, mor. Sunkus tas šuniškas gyvenimas gali tave masažuoti, jie darbai. Tikrai tragedija. Kaip sunku, kaip baisu. Dabar nebetinka posakis šuniškas gyvenimas. Anksčiau dar pririštas prie būdos ir... Pagalvodė, kaip daug tų šuninkų gyvenam, tai nežinau. Kaip mergyt. Tau čia net tu pavojai karaliauji. Ir vaikštai po sodus pavojai. Vis tiek labai blogai. Lyg ir nieko labai blogo nedarau. Biški per žonkulius pereinu. Biški. 1
Skruzdėlė atėjo. Atsinešėt šlauko. Dabar negaliu aš jos nužudyti. Gali balkonę paleisti. Ten turiu gėlių. Na, aš rimtai, pavyzdžiui, aš net tarakoną negaliu nužudyti, man labai... Nu, tarakoną negaliu nužudyti, dėl to man jį labai šlykštis. Bet visus tos savo vabalus visą laiką nešu į lauką. Mes netgi kai į lauką einam pasivaikščioti, tai aš nuo kelio traukiu sraigės. Ten tik basa nu, ten purvina biški, kai lyja, tai neišsivalau dažniausiai. Čia biški aukštai. Bijau čia. Nu kažkaip tai gal, nu nėra tokios kažkokios baimės, bet malonumo didelė irgi. Apsipratimo reikalas. Nu jo, greičiausiai. Aš kažkaip anksčiau irgi nelabai maloniai jausdavausi dar, kai Vilniuje negyvenau. Ir kai gyvenau pradžiai antram aukšte, o po to, kai įsikraušiau į 8 bendrabutį, po to į 7, tai kažkaip jau apsipratau, jau nieko. Karštoka biškė, ne? Nemeluok, mergytis, nemeluok. Kai gauni dėmesio, tai paskui visai išpindėjai, po dar daugiau dėmesio. Tai gerai priprantama, sakė. Dabar jau reikia 4 rankų masažų. Ką aš studijuoju? Dabar nežiūrėjau, dabar tu buvo, kodėl aš nieko neveikiu. Gal tu nori prisijungti kur nors prie mūsų, ką? Gerai, kad video siužetai be garso. Kaip? Gerai, kad video siužetai bus be garso. Nesigirdės, kaip jinai inkščia. Jo, gali nesuprast paskui mano komisija. Kas ten jai darėsi? Aš kankina. Aha, kojas aš toksiu biškį. Dažnai su 3 savaitės, tai paskui visą savaitę tokia nesuprasi. Dirbt, nedirbt, ar ką čia veikia? Reiktų dirbti turbūt, bet labai man tai faina kažkaip, kad vieną dieną tarpe. Aišku, man į pirmadienį reikia eiti darbą. Nereikėjo? Oi, baigsis diplomą, tai chyna, tai galėsiu. Vis ramiau, ne? Tai galėsiu visai nebeigti. Oi, reikės tai. Ką konferenciją dar kažkokią su padarysiu primas. Tokia pyk, kaip seniai valgiau, to rašy. Prašom, išnytis. Dievas man sako, nereikia tau skaudėti. Kodėl? Kodėl negaliu išmų? Ai, tai iš kitos pusės. Nevalgo, apsipinėjau, tai dabar reikia išmų.
Kažkart nebeatsipė. Supranta, kad negerai daro. Guli? Ne? Guli. Gerai, šaunuolė. Kaip skriaudžia. Kaip skriaudžia. Nėra svieto teisybės. Jau kam mergytė, tai tikrai niekada nebuvo. Tu gal pati apsisuksi, ką? Tokio cirko dar nebuvo gyvenime, sakyk. Nu, davai. Žiūri šuoj, mane žiūri. Gera, arba? O, sakai, dešra, tai. Ai, dešra yra gėris, ne, ir aš taip galvoju. Taip, ir aš taip galvoju. Geriau negu mėsa praktiškai. Tai ir valgo gimnesytę, ar ne? Ar ir sausą kažkaip? Sausą daugiausiai, nes paskui tenai tai suviduriuoja, tai dar kas nors, prasideda cirkai tenai. Per daug negalima užduoti. Jo, nes ten, jeigu nuo žalios suviduriuoja, tada reikia apvirti, tada, kai gauna mėsos, tada paskui pradeda to maisto nevalgyti. Tai žodžiu, geriau neišsimušti iš ritmo. Gauna va tik tokius skanėstus, visokių pagraužtai džiovintų ten skrandžius, templių, ten ir taip toliau. Kepenys labai padžiovintos patinka, tų galvijų. Tai... O jos iš veterinarijos perka? Iš tos pats 20, tai irgi ten visos. Kur sakiau, kad kilogramas. Dabar ne kepenys ten buvo, kokie skrandžiai ar kas ten. Tai tokie labai dvokiantis yra, bet tai šunim tai ten kažkoks tai, ten nežinau. Aš nesuprantu irgi, kaip jie valgytis gali. Gal čia nes dėl skonio nesivygia? Čia ryškiai dėl skonio nesivygia, bet kas įdomiausia, tai kepčių šonkuliukai jiems irgi siaubingai skaniai kvepia. Kažkaip nesulyginami dalykai. Kaip ir mum, taip ir jie, ne? Jo. O kažkaip šitie dalykai mum nekvepia, tai čia jo, o šunim tai čia, tai viskas, tai sakau, tenai. Viskas tai reikia pamatyti, tenai, ta jo isterijos prie maisto. Tenai dušę velgiai parduotų ten už pusę sasiskos. Ką ten už sasiskos, už duonos rieti? Jam net duonos skanu. Oho. Jo, jam duok duonos, oho. Siuvas jau. Oho. Delikatesas net ir duona. Dar tokio šuns nepažįstu, kuriam duona būtų delikatesas. Jam delikatesas tikrai labai. Jeigu aš specialiai pridavau jam duoną. Nes irgi, kad nesividuriuotų labai. Nes irgi labai prastas virškinimas jo. Nu, kai kurių skanėstų jam nelabai gerai, ten tų, kur būna iš odos, ten tų visokių, ten taip toliau, tai jam negerai. Bet paskui kažkur tai, kas mano perskaitė, kad negerai ir duoną duoti šuniui, tai dabar duonas, labai yra kaip duonas. Šuniškų sausainių gauna, kurių nemėgsta. Šuniškų sausainių? Jo, tai šuniškų sausainių brangesni negu žmogiški. Bet nemėgsta, kas rasa, maždaug suvalgo, bet maždaug, nu gerai. Jeigu čia skanėstas, nu gerai,
Gali būti ir geriau, ar ne? Duona 100 kartų geriau. Nu, mums to nesuprasta, aišku, žmonėm. Kažkaip atrodo, mėsa turėtų būti mėsa. Dešai laikas jau? Mergytės baig apsimetinėti. Pašai. Nes tu namie būna irgi inkšteliuosi, tada man atnešu kokią tas templę, tai graušiu. Nes tai nesuprasti, tai dėmesio trūkumas, tai tada paskui ateini glostas, tada viskas nervinas, kodėl jo nieks neglosto. Tada jisai malas už nugaros, tada jis pradeda pykti, peripetijos prasideda. Jau būtų užsiminėję kokiais graužimais, tai ramybė tada. Vienas priešas kitą atsigula, kilimėlį. Bet vis tiek jam linksmiau. Nu kaip, mergytei tai gal ne, bet jam tai vis tiek įdomiau, žinai, kad namuose. Ne, tai taip įplėtojasi, sakau, nepraranda vilties, kad jinai... Su juo pradėjo žaisti nors. Nes kokį grįžtame atgal, ateinam namo, tai visą laiką prieina prie jos palaižo, viską pasisveikina, labas. Kur buvai, ką darei, ar pasiilgai. Tai taip patinka žiūrėti, kad kartais užmeta akį. Būna, nu kaip ir mums žmonėm, nu, kažkas patinka, vat, kažkur kaip glosto ar liečia ar kažką. Tai ir šunim tas pats. Būna randi kažkur tašką kokį, kur patinka ir taip matai akis tik tai, tai labai gražiai atrodo. Mergytė jo šitose vietose patinka. Kaifuoja. Užsimerkas. Priekite, aš tave dalį. O kai laukia vaikštai, labai patinka, kai sakai šaunuolė ir aš čia dar glostai. Tada jaučiasi šaunuolė. Tada paeina 10 metrų, vėl prieina, tipo vėl paglostai, kaip pasakyti, šaunuolė. Antrą dieną jau kažkaip naktį į lovą lipo. O Dieve, o ne? Bet visai nulaužinęs, žiemą tik sakau, stengiu į lovą, ten kartais pasikviešam ant kišelėse, tai nekviečiam, nes neįmanoma visi tarp būkų mėnuoti ir valgyti. Bet dabar esmė tame, ką jisai padaro, kai mes neįdame miegoti. Nu, tai jau miegam ir paryčiais, jaučiu kaip gale koja užlipa ir atsigula. Ir niekur nieko. Aš čia ne prie ko šiaip, aš čia šiaip turėčiau. Tipo, bet mes miegam, nieko nejaučiam, nes vakare, iš vakaro, kai nieks nemiega, jis nelipa. Viskas okei, viskas normaliai. Na, paryčiais, jisai nežinau, kad jam šalta pasidaro, tikrai žemės, kad lipa į lovą. Bet tai nelipa niekur prie veidą, niekur gale koja, tipo, užlipa. Susisuka į kamuoliuką, pamiega. O man tai gyva išvaryti. Reikia. Reikia. Bet jis taip gražiai susisuka. Bet matytum, kaip jis susisuka, nu neįmanoma išvaryti šūrį. Toks kamuoliukas. Jo, visiškai. Kažkur tai yra, būna kartais nosis narglių susidaro pas ją. Pastebėjau, kad reiškia, kažkur organizme tikriausiai būna uždegimas tuo metu.
ir jinai toks radiklis. Šiaip būna, aišku, gal ir šiaip koks peršalimas šiaip. Nes oro, mes kitą kaip paėmėm, tai iš prieglaudos tai labai ilgai buvo jam. Tikriausiai buvo kažkuom užsikrėtęs, tai tikrai gal pusę metų taip vis nors būdavo ir būdavo visokių taip sąnašų. Bet dabar aš tai praktiškai nebūna niekada. Išsigydėm kažkaip viskas. Grindoj turbūt visokių ligų galima gauti. Oi, tam tai parduotuvė nemokama. Man kaip gaila, aš kaskart pamatau, aišku, ten palaikinus visas tas ir grindas, ir prieglaudas, viską Facebook. Ir pamatai, vėl naujas, ir vėl naujas. O Dieve, ir tokie gražūs visi, ir taip gaila, ojei, nors imk ir susirink. Na, dar baisiausiai, kai ten būna parašo ir vieną kartą grąžino, ir antrą kartą grąžino, maždaug trečią kartą jau ieško šeimų, tai nesuprantu, arba kas ten per šuo turi būti, arba ten, nežinau. Bet dažniausiai žmonės tik grąžina dėl to kažkokių tai juokingų tokių priežasčių. Nu, čia buvo vieną kartą diskusija, tokia mačiau dėl vienos kalytės. Irgi, kad atseit, nu, jinai prieglaudoj visai normaliai elgiasi, žinai, o atseit namuose visą kaukia, draskosi, laužo, viską daužo, tipo nesusitvarko. Ir irgi paėmė jau trečią kartą ir grąžino, žinai, ir grąžino ne į prieglaudą, o į grindą nuvežė. Tipo nenorėjo, žinai, aiškintis niekam. Ir atsekė prieglaudos ten tie darbuotojai, kad tipo vėl čia to pati atsidūrė. Tai kokia užvirė, žinai, ten kova, kad tipo visi žmonės kaip jūs galite, jeigu jūs nesugebat pasirūpinti, tai neimkit. O jie taip atsimušinėja, tai ką mes turim daryti, jeigu ten nevaldoma šuo, taip čia ją vos nemigdyti reikia, tai kiti reikia, kaip iš taip tą. Kam iš viso tada imti su tokiu mąstymu? Gyvūnų mylėtojai čia skaitasi, tai kiti jau tie vėl, žinai, tipo, atseit mes ne vieną šunį iš prieglaudos paėmė, žinai, bet kad neįmanoma čia su šito susitvarkyti. Tai sako, ten rašo kiti žmonės, kad tipo, tai čia yra žmonių problema, jeigu tu nesugebi susitvarkyti. Padaryk sąlygas, tai nu ką, jeigu nesugebi susitvarkyti, tai padaryk sąlygas, kad nu, nebūtų ten šunių, kuris jausti. Sako, nu žodžiu, ten taip jau labai grubiai, žinai, ten. O tai kiek laiko jie taip paturėjo ir grąžino? Aš nežinau tiksliai. Tos istorijos nežinau aš. Nesuprantu, gal šuo tikrai nepratęs gyventi namuose, gal jis labiau prie būdos, prie voljerė. Nes kaimo šunį, jeigu paimtum nuo būdos, kuris visą gyvenimą buvo prie būdos, tai kol jį pripratinsi namie, tai aš suprantu, kad tai praktiškai visai neįmanoma. Nu tai taip, tai aš čia savaitgalį irgi nusivežiau pas senelį pirmą kartą savo šunį. Ir taip, nu netyčia gavosi, kad turėjom užeiti svečius. Ir šitaigi, ir jie turi, nu, voljerę uždarytą tam vilkšunį. Tai šitaigi, tai jau senelė ir sako, nu, sako, mes savo arą įsileistume į namus, tai čia viskas, sako, buvo kažkada. Tai sako, viskas išdaužyta, visur ant stalo lipa, ant sofos lipa, visur lipa. Viską eina daužo jo, o sako, o čia tai vau, o maniškis apėjo apsiuostę ant žemės, brinkti ant kilimą ir guli, žinai, jam jau išauklėtas. Tai va, tai šitai, tai sako, o arą įleistume čia, tai būtų biškai kitaip. Tai mama sakė, nu, kai kaime gyveno, tai taip irgi buvo kažkaip dideli šalčiai, tėvai taip padavė, leiskim šunį. Tas šuo, nu, kaip išpratėjęs, Dieve, jisai tenai, tai man apsėstas be gavelio, maždaug. Tai net per visur skarstas, maždaug. Nesupranta, kad yra žmogiška kultūra kažko. Tai taip, tai gal tas šuniukas ir yra toks, tai gal tada tiesiog nereikia duoti žmonėm, kurie gyvena būte ir nori naminius šunis. Na, aišku, čia gali būti prieglaudos klaida. Bet dažniausiai jiegi pasako, ar pritaikytos namie gyventi, ar nepritaikytos šuo namie gyventi. Na jau, matosi jau.
Jeigu kai grinduoti, nieks nepasakys nieko. Kai kas kaip įsiminėjau, tai ten tikrai švelnumo iš žmonių nesulauksiu. Nors tas vaikinas kažkoks, ten Andrėjus ar koks ten yra, jisai tipo pats turi šunį iš grindos pasiėmęs, tai aš nežinau. Jo, aš gal su juo ir kalbėjau, iš jo ir ėmėm tada kaštoną. Kažkaip įdomiai ten visi, bet jis toks vis tiek grubiai asmenybė labai. Turbūt, žinai, sužvėrėjai šalia tokių. Ne, tai taip jau man sakau ir taip. Šitien ta šuns psichinė būsena neįmanoma, kad nebūtų normali tam taip aplinkoti. Jeigu neilgai pabuvęs gal. Nors aš negalėčiau pasakyti, kad, tarkim, mano šuo kažkoks. O kiek jis laiko buvo? Mėnesį. Tai, šitaigi, bet baimė fobijų tik tai yra. Bijo mažų patalpų, ypač plytelių mišklotų, arba bijo rudo laminato. Čia bijojo vaikščioti. Nu, kuris ten plytelės tokios rudos grindai, tokios spalvos rainos biški. Tai va, bijo va tų va visų tokių. Mes kažkokių tokių baimių lyg ir neturėjo, jis tik tai vat vyram labai toksai, labai neprisileido. Tai gal irgi dėl... Jis galiojo maždaug, jeigu visi guli, jeigu nori prieiti prie paglostyti, jis virs. O tai aš galėjau iš pat pradžių praktiškai, ne pirmą savaitę, aišku, bet jau po mėnesio galėjau pridinėti ir glostyti lyg niekur nieko. O jeigu vyriškis, tai viskas. Ir taip gal kokius metus jau taip nelabai galėjo, taip, o dabar pat jau galim bele ką daryti irgi. O kieno iniciatyva namuose paimtas jis buvo? Mano. Šitą irgi mano, tai sakau, o ne vienas tais šunim išvarys. Na gal ne. Ypač kai mergytė šitiek sugraužus. Namo kampanį. Taip, antrą kartą po remontą vėl sugraužė ir vartų kūno sugraužė ir... Kažin šunim dantų neprotezuoja? Protezuoja. Mačiau ten žvėryne yra. Pas Jakovą? Ne pas Jakovą, žvėryno veterinarijos klinika kažkaip yra. Aha. Dumenkite, jis visą burną suprotezuotas. Man jau čia, jo, biškai kainuotų. Bankrotą. Bet o kas jie iš to, kad suprotezuosi, tai jis graužtų sieną. O to niekam negeriau. Bet vis tiek ten turėtų turbūt migdyti, žinau, vis tiek. Tai aišku, jau. Tai nežinau, ten tas protezavimas, tai... Kai žinau, ar toks jau labai populiarus reikalas. Man elektroninį laišką atsiuntė nuotraukos įdėta, kaip atrodo, ten be iltinių, su iltiniu. Nu, gal iltis ir svarbiausia, iš tikrųjų, žinai, kad nereiktų smegenim. Jinai tai jau praktiškai smegenim valgo, bet tai, kad čia Dievo, taip kažkiek pagraužė sienos, tai čia nenorėjo, kad būtų nesmegenis. Taip. Taip, tiesa. Visai vienas reikalas, sakau, kad kažkurios tai šeimininkus išvedė iš kantrybės su savo graužimais. Nes bankrotas juodas. Kas kartą po remontą, tai sakau, jam už vartų kūmą tada atsimenu, reikėjo 800 tai mokėti. Tai sakau, mes įsakė, gal atiduoda man dar, ko nesakė, čia šūnų. Nes jau pirmą savaitę, man atrodo, sugraužė. Pirmą ar antrą. Iki namas vieną sugraužė irgi.
po metų jau vis tiek. Na, aišku, turėtume patys pagalvoti, reikėtų pastatyti voljerą būdą, nu ir viskas. Tai būtų sprendimas, nes nu, jeigu šokiai taip negali būti. Nu tai taip jau, kai kuriem tai kitos išeities, tai ne. Nes kaip jeigu, gaila iš ne, nu, grįžti pasileidai, vėl vaikščioti į namus. Bet kai išvažiuoji iš namų, pavyzdžiui, vasarą griaudžia, nu ta prasme, tu net negali išvažiuoti visiškai. Nes jeigu bus namo viduje, ten kitur graušis. Na, grožiai. Viskas. Kaip tai viskas? Žinoma, iškentėjai. Ai.